Esu sulaukęs vieno įdomaus prašymo. Viena klientė tiesiog paklausė tokio dalyko, ar aš galėčiau užduoti kokį nors vieną ar kitą triuką, kuriuo naudodamėsi brokeriai gali numušti kainą. Iš tiesų, gan įdomus klausimas ir tiesiog galbūt tai parodo kai kurių žmonių požiūrį į nekilnojamo turto brokerius. Šiandien dienai nekilnojamo turto pardavimas ir pirkimas yra gan sudėtingas sritis ir galbūt seniau tas požiūris buvo susiformavęs šiek tiek kitoks, tačiau šiandien brokeris yra toks kaip rimtas specialistas ir konsultantas, padedantis įvairiose procesuose, kaip sėkmingai užbaigti pardavimo ir pirkimo sandorį. Ir tikrai ne toks žmogus, kuris tiesiog kaip stebukladarys traukia vieną triuką po kito ir demonstruoja kažkokius stebuklus. Iš tiesų, didžiausias triukas šiandien dienai yra žinios ir profesinė patirtis. Dar labai didelis pranašumas yra specializavimas siauresnėme segmente, kuomet išmanoma dar siauresnė kažkokia sritis, geriau galima įsigilinti į kainas, esamus pasiūlymus, taip pat žinoti buvusius pardavimus. Kokia mano nuomonė apskritai apie nekilnojamo turto brokerius ir šią specialybę? Iš tiesų, nekilnojamo turto brokeris turėtų būti toksai žmogus, kuriam patinka daug bendrauti su žmonėmis. Nes tai yra tiesiog kasdieninis darbas, klientai, pirkėjai, savininkai. Ką tikrai pastebėjau, kad didžiausias bene pranašumas yra tas, kuomet sugebi įsijausti kiekvieną žmogaus situaciją ir surasti kalbą, ar tai su geru verslininku daug pasiekusiu, ar su sena pagyvenusia močiute, kuri nori parduoti savo vienintelį turtą, ar tiesiog su jauna šeima ieškančia pačią pirmą būstą. Kitas dalykas yra, kad nekilnojamo turto brokeris turėtų gerai išmanyti savo srities niuansus. Dažnai tenka susidurti su teisiniais klausimais, žinoti ir apie techninę pusę pastatų, kokie yra statybos privalumai, minusai, kaip ieškoti trūkumų, kaip sužinoti apie trūkumus. Aišku, brokeris turėtų būti gerai informuotas apie rinkos situaciją, kuri keičiasi gan aktyviai ir tiesiog visą laiką būti toksai informuotas, kur šiuo metu juda nekilnojamo turto rinka, ar kainos krenta, ar didėja, ar tai yra geras metas pirkti ar ne. Lygiai taip pat nekilnojamo turto brokeris turėtų žmogui aiškiai ir išsamiai paaiškinti ir sugebėti aiškiai paaiškinti apie nekilnojamo turto privalumus, minusus, taip pat lygiai ir pardavėjai, ir pirkėjai. Viena iš esminių savybių, kurią paminėčiau labai svarbia nekilnojamo turto brokeriui, tai yra kantrybė. Tiesiog pačiam teko turėti ne vieną sudėtingą pardavimo atvejį, kuomet pardavėjai ir pirkėjai gan sunkiai bendrauja tarpusavį ir tikrai teko vaidinti labai svarbu derybininko, tarpininko vaidmenį, kuomet iš tiesų matėsi, kad jeigu ne nekilnojamo turto brokeris, jeigu ne aš, sandoris būtų net nevykęs, nes paprasčiausiai emocijos užvira, kraujas būtų užviręs ir visi tiesiog būtų suskirstę net nesusitarę dėl kažkokių pradinių sąlygų. Tai iš tiesų ši savybė yra viena iš svarbiausių.